Sveiki audio aparatūros bičiuliai, tai šiandienos tema - kaip aš užsikrėčiau quad elektrostatų liga. Na ir pakalbėsime apie vieną audio aparatūros administratorių. Papasakosime trumpą istoriją apie jį ir kaip aš susipažinau ir ką jisai klauso. Tai mano elektrostat kelias prasidėjo taip, kad susipažinau, pradėjau bendrauti su Edvinu Griauzdė, kuris yra dabar mūsų vienas iš administratorių. Bendraujantis pasiūlė paklausyti pas jį elektrostatų, tai SL63 modelio quad. Aš neatsisakiau, nuvykau pas jį ir pasiklausius, quad elektrostatų garsas mane persekiojo, užstrigo tikrai ilgam mano galvoje ir pradėjau jo vaikytis. Toliau istorija susiklostė dar įdomiau. Edvinas kraustėsi į Jonavą iš Panevėžio, daug turėjo neužbaigtų elektrostatinių kolonėlių projektų 57 modelio ir man jas visas perleido. Kas toliau įvyko? Aš jas visas parsivežiau namo, atsirinkau geresnę porą šitoje studijoje, susidėjau. Ir atvyko vienas iš mūsų Patreonų pasiklausyti elektrostatų. Išgirdęs, jis irgi įsigijo elektrostatus. Tai žmogus, kuris įsigijo, paklausęs pas mane, tai Edvinas J. Pas kurį filmavome nesenai video prieš kelias savaitės apie jo quad SL63 modelio elektrostatus ir subwooferius originalius, kur buvo kartu komplektuojami. Tai tikrai Edvinas Griauzdė įtakojo ne vieną žmogų ir tikrai džiaugiuosi labai su juo susipažinęs, praplėtęs labiau savo akiratį ir tikrai kartu daug turėjom gero laiko, keliavome į Varšuvos audio parodą. Manau, ir šiais metais tas pats laukia daug įdomių nuotykių naujajam sezone. Tai dabar laukia jūsų trumpas pašnekesys iš jo dirbtuvėlių. Papasakos šiek tiek apie savo planus, darbus, tai tikiuosi video patiks. O kam patinka mano kūriamas turinys, galite visada prisidėti prie mano Patreon, pamatyti visus papildomus epizodus su testais, ir būtinai parašykit komentarą, paspauskit like, o dabar važiuojam. Jonavoje pas vieną audio aparatūros administratorių ir filmuosime video apie quadus. Tai pasisveikinkit su Edvinu ir Edvinas pasikvietė mūsų savo dirbtuvės ir eisime pasidarysime perklausą quadų. Tai Edvinai, norėčiau paklausti tavęs. Matau, turi 57, tai greičiau pradėsiu. Čia vienas žmogus iš Ukmergės. Tai irgi reikės restauraciją padaryti šiokią tokią. Tai greičiau restauraciją jaučiu padarysi, negu aš ten su tavo tais, kur atidavai. Viską gali būti. Ir ką planuoji daryti, kokius darbus šiom kolonėliam, kas bus daroma maždaug? Šiaip viskas bus video pamontuotas, tai galėsit pamatyti ir plačiau. O šiaip tai, nežinau, kol kas valymus. Žiūrėsim, kas gyvo, ką reikia keisti. Bet sakė, kartais groja, kartais negroja, tai pažiūrėsim, gal maitinimo problemos kažkurio tai yra. Ir kažkaip darysim, kad grotų. Labai matosi, kad uždulkėja, tai išvalyti. Jau išvalius turėtų būti rezultatas teigiamas. Šiaip atrodo, kad pati būklė niekas nedaryta, atrodo kaip ir originaliai viskas. Panašu. Tai turėtų būti labai... Biški yra izoliacijos lopų pridėta. Tokių tvarkyta. Tai nusimato projektėlis, neužilgo bus, manau, tikrai turinio apie quadų remontą. Aš irgi bandysiu naujam aparatūros sezone užkurti darbus su quadais. Tai labai laukiam jūsų komentarų, būtinai parašykit, ar nori daugiau tokio tipo video apie quadus, apie restauraciją. Pakalbinsim Edviną, Edvinas turi kažkokių pirkinių įdomesnių, tai kas Edvinai čia per galvutės dabar, kokių planų? Galvutės, EL ir SL modelio, tai MC galvos turi idėjų pabandyti retipinti, tai irgi gal bus įdomu, projektėlis toksai. Labai įdomu, stebėsim, lauksim, nes matau, kad irgi patefoną turi įdomu. Ai, čia... Techniksas visą laiką. Techniksas. Darbinis arklis. Vieni mėgsta, kiti nemėgsta, bet, dirba jisai. Kiek esu turėjęs, tai man patinka, jau labai tyliai veikia, nėra jokių triukšmų. Tai